Edvardas. Režisavau pagal Žano Pomerat dramą Šitas vaikas. Ir smagu žiūrėjimų. Mano draugė kaimynė į mane palydėjo. Ji negali užeiti su jumis. Ji negali užeiti su manimi? Ne, ji negali užeiti su jumis. Nieko, aš čia palauksiu. Eik, tada būsi tikra. Ponios, tai tik paprastas patikrinimas. Ateikit. Kaip rizikuoji? Tas žmogus nėra mano asmens šeimos narys, aš tikrai neįsiu. Aš tau sakau, eik, tada būsi tikra. Neįsiu, tikrai neįsiu. Ponia, pakeliat paklodę, pasižiūrėt. Jeigu tai ne jūsų sūnus, ateinat man pasakot, tai ne mano sūnus. Aš nenoriu žiūrėti po paklodę. Tai yra visiškai nesąmonė, aš jau visiškas formalumas. Tu nueisi ir įsitikinsi, kad tai ne tavo sūnus, aš tau... Ponios, prašau. Nieko, eik. Viskas gerai. Taip. Viskas gerai. Tuomet jau tikrai žinosi. Taip, žinosim, tada mes grįšim, eisim namo. Taip. Aš pasikviesiu dar arbatos, mudvi sėdėsime, kalbėsimės ir lauksime sūnų sugrįžti. Taip, iš vis kodėl tai turėtų būti tavo sūnus. Nu, tikrai ne tavo sūnus. Eik. Taip. Iš vis ten yra kažkoks žmogus, kurį rado dar už 200 metrų. Nuo namų, kažkokiose statybose, kur nuo ryto iki vakaro visokios padugnės svaiginasi. Tai tu eik, pažiūrėk ir pamatysi, kad tai ne tavo sūnus. Aš tau sakau, eik. Mano sūnus poilsiauja kempinge. Taip, tavo sūnus poilsiauja kempinge. Kartu su taviškiu. Nu taip, kartu su maniškiu jie abu poilsiauja kempinge. Ponios, tai tik paprastas patikrinimas. Prašau. Pakelk. Ne, negaliu. Kodėl? Nežinau, gal ir žinau. Ką tai reiškia? Dabar toks jausmas, kad ten jis. Ką tu galvoji gerai? Tikrai jis, aš tau sakau, ten jis. Kaip ten gali būti? Tu galvoji negerai, tu nueik ir įsitikinsi, kad ten tavo sūnus. Ką tu čia šneki, aš tau... Tu girdi, kas tau nesako? Aš tau sakau, kad čia ne tavo sūnus. Tu girdi mane, aš tau sakau. Ponios, prašau patikrinkit, tai bus paprasčiau. Taip, aš tau sakau. Sakau tau, eik ir paskubėk. Pakeliat paklodę, pasižiūrit ir viskas. Ne jūsų sūnus, keliaujat namo. Pakelk tą paklodę. Pakelk tą paklodę. Dieve mano, neįmanoma, kokį velnią tu ten gali veikti? Pakeliat paklodę. Ponia, pakelkit paklodę. Pakelk tą paklodę. Tai jis. Ne, tau tikrai yra galva negerai. Tikrai. Tu esi visiška niurzga, žinai ką? Aš tau sakau, tu tiesiog paimk ir pakelk tą paklodę. Taip, taip, paimk ir pakelk tą paklodę. Dabar prašau išeiti. Pakelk tą paklodę. Viskas, Ponia, pakelkit paklodę, nėra laiko. Ką tai galima veikti? Tai ne mano sūnus.
aš sakiau? Ką aš sakiau? Žinai ką? Turėtum klausyti, ką kiti tau sako. Tai ne mano sūnus. Visą šitą istoriją mane taip išvargino. Tai ne mano sūnus. Aš gal gali būti namo, dabar tai viskas. Tai ne mano sūnus. Einam namo. Užties, ar girdi mane? Tu girdi, kas tau yra sakoma? Ne mano. Kas tau yra sakoma? Kas yra? Aš pažįstu šitą veidą. Kaip? Šitas veidas man pažįsta. Aš nesuprantu, ką tu čia sakai. Aš labai gerai pažįstu šitą veidą. Tu pažįsti tą žmogų. Labai gerai pažįstu šitą veidą. Tu jį pažįsti. Šitas veidas man pažįsta. Šitas veidas. Dieve mano. Tai jis, tai mano sūnus. Tai kodėl aš pažįstu šitą veidą, tai jis. Tai mano sūnus. Ponia, pakelkit Prašau, paklotę. Ponia, Tai mano sūnus. ponia, dar kartą pakelkit paklotę, įsitikinkit. Atsiprašau, gal galima kėdėm? O Dieve mano. Tai jis. Ponia, pakelkit dar kartą paklotę. Dieve mano, baikit man aiškint, ką aš turiu daryti. Tai mano sūnus. Tai mano. Nusiramink, pakelk tą paklodę, prašau, bent kartą pakelk tą paklodę. Tai ne jis. Ne, žinai ką? Žinai ką, viskas. Viskas. Tu dabar tai. Žinai ką, aš ant tavęs taip pykstu, bet ne. Viskas. Ponia, Dabar tai jau yra viskas jau. Viskas. jeigu ne jūsų sūnus, prašom, gali keliauti. Ponia, Nu ką, aš nesuprantu tavęs, va. ponia, galit keliauti. Viskas. Ponia, Kas čia vyksta, ką? tai ne jūsų sūnus, prašom išeiti. Ką ne čia, čia jums rodo kažkaip ženklą. Ponia. Ponia, ne jūsų sūnus, tai prašom išeiti. Kas yra? Tai ne mano sūnus, bet jūs suprantate, tai jo sūnus. Prašau pasakyti. Žinai ką, gal aš einu Jo namo? sūnus. Dar tikrai aš einu viena namo, kas man čia? Aš einu viena. Viso gero. Viso gero. Ponia, Taip. galit žengti žingsnį į priekį. Ponia, prašom, ateikit čia į vidų. Bet aš nesuprantu. Tiesiog reikia pasižiūrėti, ar jūs neatpažįstate šio asmens. Ar jums tai nepažįstamas veidas? Jeigu čia yra ne jos sūnus, kodėl aš turėčiau pažinoti tą žmogų? Ponia, tai tik paprasčiausias patikrinimas. Prašom, ateikit čia, pasižiūrėkit. Ar jūs nepažįstate to veido? Prašom, pasižiūrėkit. Aš nenoriu, aš Ponia, prašom, ateikit čia. Tokia laiminga. Bet, Dieve, kaip baisu būti tokia laiminga.